Šiemet kaip niekad prieš savivaldos rinkimus jaučiama buvusios ir esamos Kauno valdžių rinkiminės kampanijos kova. Deja, rinkėjai bei politinė arena žygiuojantis visuomeninių organizacijų nariai stebisi, jog neigiamos oponentus juodinančios ir ne visada teisingos informacijos visuomeniai būtent prieš šiuos rinkimus pateikiama itin gausiai. Tačiau manoma, jog geriausia kova į konkurentų skleidžiamą antireklamą nereaguoti. Mes nesivelsime į tokius ginčius, ten jeigu ir bus šmeižto ant mūsų judėjimo ar ant atskirų narių, mes iš tiesų nereaguosime. Mes atėjome, kad dirbti, o nesimėtyti pažadais. Prieš artėjančius rinkimus į savivaldybių tarybą šį kartą kaip niekad stebint konkurencinę kovą ir apie oponentus skleidžiamą informaciją pasigendama politinės etikos. Apmaudu, tačiau kurios, kaip spėjama, įstatymais išugdyti neįmanoma. Įstatymais mes šito nesureguliuosime. Čia tiesiog tautos išsilavinimo ir kultūros lygio klausimas yra. Kai, žinoma, įstatymas padeda tam, pagreitina tą procesą, bet tol, kol mes nesugebam susitvarkyti ir kitose klausimuose, tarkim, mano srityje kaip aukštajame moksle, kaip nesugebama išgirsti elementarių visuomenės poreikių ir tarkim, tikrai neetiškai ir tikrai ne pačiais švariausiais būdais bandoma tvarkyti tam tikras sferas. Tai ką jau kalbėti apie tokius dalykus kaip rinkimai. Visuomeninių organizacijų nariai spėja, kad artėjant vasario 27-ąjį rinkimų dienai, iki tol į viešumą bus pateikta dar daugiau konkurentus juodinančios informacijos. Ypatingai gausiai visuomenė turėtų sužinoti apie naujus kandidatus. Ir manoma, kad tokios technologijos šiomis dienomis naudojamos tik vienam tikslui – kad oponentus rinkėjų pagalba išstumti iš politinės arenos.